Jau 2 savaitės besitęsiančios Kauno technologijos universiteto bendrabučių žaidynės artėja prie finišo tiesiosios. Iškilmingas barakiados uždarymas numatomas trečiadienį Kauno naktiniame klube Embassy, o pretendentų renginio metu į viršų kelti nugalėtojų taurę vis mažėja. Po pirmosios savaitės bendroje įskaitoje pirmavęs 14 bendrabutis nemažino apsukų ir antrosios metu. Antradienį į kovą barakiadoje stoja stipriausi bendrabučių Virvės traukikai. Po labai atkaklios ir daug jėgų pareikalavusios kovos 10 taškų į savo sąskaitą įsirašė 10 bendrabučio gyventojai. Antroje vietoje liko 14 bendrabučio Virvės traukikai, o trečia vieta ir 8 įskaitiniais taškais teko tenkintis 11 bendrabučio atstovams. Antradienį taip pat vyko ir barakiados tinklinio varžybos, po kurių paaiškėjo 4 stipriausias bendrabučių tinklinio komandos. Jos savo santykius aiškinosi ketvirtadienį, bet prieš tai barakiadoje laukia kaip visada nenuspėjamos orientavimosi sporto varžybos. Trečiadienį 16 val. KTU studentų laisvalaikio centre prie starto linijos stojo 8 bendrabučio atstovai. Geriausi besiorientuojantys aplinkoje pasirodė esantys 14 bendrabučio orientacininkai, kurie iškovojo savo bendrabučių pergalę jau 4 rungtyje ir pridėjo 10 įskaitinių taškų prie ir taip gausios sąskaitos. Įkandin 14 bendrabučio finišavo 10 atstovai, o 3 vieta ir 8 įskaitiniai taškai atiteko 16 bendrabučio gyventojams. Visgi, ne visiems 14 bendrabučio sportininkams trečiadienis buvo sėkmingas. Kiek netikėtą pralaimėjimą barakiados futbolo turnyre patyrė ir iš tolimesnės kovos dėl prizinių vietų pasitraukė 14 bendrabučio futbolininkai. Jiems sunkiai sekėsi pralaužti 4 bendrabučio gynybinės užtvaras ir galiausiai teko pripažinti pastarųjų pranašumą rezultatu 1-2. 4 bendrabučio atstovai teigia, kad labiausiai prie pergalės prisidėjo treniruotės ir tai, kad jie buvo laikomi šios poros outsideriais. Lėmė tai mūsų pasiruošimas, mes 3 savaitės iš eilės, kiekvieną dieną eidom treniruotės. Susirinkdom pažaisti ir šlifuodom, kaip geriau pasipasuot galima. Gynybą visada aišku žiūrėdom, tai šiandien vieną ir taip prasileidom tik labai po gero smūgio. O taip nebuvo, neturėjo beveik progų jie įspirt, todėl viskas buvo, todėl išėjo viskas mūsų baigėsi pergalę. Ir dar paskui, čia mūsų prieš varžybas, daug kas sakė, kad mes silpnesnė komanda, nėra šansų laimėti, bet mes padarėm savo. 4 bendrabučio futbolininkai pasidžiaugė ne tik pergalę, bet ir kylančių barakiados lygiu ir organizuotumu. Lygis aukščiau, geriau negu praėjusiais metais, manau, tikrai. Ir atidarimas labai geras padarytas, lygis aukštesnis, barakiados idėja tai irgi labai gerai yra. Labai gerai, kad gali bendrabučiai pasivaržyti. Kitos trečiadienį vykusios futbolo varžybos buvo daug rezultatyvesnės. Reto grožio dvikova 16 bendrabučiui pavyko įrodyti savo pranašumą prieš 13 bendrabučio futbolininkus 4-3. Barakiados futbolo turnyro nugalėtojai paaiškės jau antradienį. Pirmajame pusfinalyje susikaus 4 ir 11 bendrabučiai, o antrame grumsis 16 bei 15 bendrabučių futbolininkai. Ketvirtadienį paaiškėjo pajėgiausi barakiados tinklininkai, jais tapo 11 bendrabučio atstovai. Nors didžiąją finalinių rungtynių dalį jie 4-5 taškais atsilikinėjo nuo varžovų iš 16 bendrabučio, tačiau lemiamų momentų susėmė ir išplėšė dramatišką pergalę 25-24. Kiek mažiau intrigos buvo mažajame finale, kuriame triumfavo 14 bendrabučio atstovai. Tiesa, jie taip pat nesėkmingai pradėjo varžybas ir kurį laiką atsilikinėjo nuo 13 bendrabučio, bet netrukus perėmė iniciatyvą į savo rankas ir įsirašė 8 taškus į bendrabučio sąskaitą. Vienas ekipos lyderių pasidžiaugė, kad pergalės padeda pritraukti daugiau palaikymo iš savo bendrabučio. Jau 3 metus iš eilės žaidžiam tinklinį ir paimam 1 vietas, 3 metus iš eilės. Pirmais metais, kai dalyvavom, nelabai palaikė, antrais irgi taip čiučiut, o šiais metais sulaukėm daug palaikymo. Labai įsitraukė visas bendrabutis. Gavai traumą šitose varžybose, ar labai įtrukdė antroje rungtynių pusėje? Taip išėjo, bet kadangi turėjom gerą žaidėją, kuris pakeitė mane puikiai, tai netrukdė. Gavus dar geriau iš tikrųjų. Pridėjote dar 8 taškus prie savo bendrabučio sąskaitos. Ar jau pagalvojate, kad galite laimėti 2 metus iš eilės? Iš tikrųjų, nuo pat pradžio mes taip galvojam, kaip tik prisistatymą padarėm 10 balų gavom, iškart net neabejojam, kad laimėsim. Antroji barakiados savaitė baigėsi ypač atkakliomis krepšinio varžybomis. Pirmajame pusfinalyje netrūko nei kieto žaidimo, nei susistumdymų, o pirmąjį nervų karą 55-51 laimėjo 14 bendrabutis. Jo atstovams pavyko atsirevanšuoti 4 bendrabučiui už kolegų nesėkmę futbolo turnyre.
Dar įtempčiau klostėsi antrasis pusfinalio mačas, kuriame prireikė net 2 pratęsimų. Sėkmė šiose rungtynėse jau lydėjo 11 bendrabutį, kuris rezultatu 56-54 įveikė 13. Pajėgiausia Barakiados krepšinio rinktinė paaiškės šiandien vakare. Didžiajame finale klausis 14 ir 11 bendrabučių krepšininkai, o dėl 3 vietos kovos 4 ir 13 bendrabučiai. Prabėgus 2 Barakiados savaitėms ir likus vos 4 rungtynėms iki jos pabaigos, gana aiškus lyderiai yra 14 bendrabučio atstovai. Jie po 9 rungčių savo sąskaitą turi 79 taškus ir net 9 lenkia antroje vietoje kol kas esančius 16 bendrabučio atstovus. Tiesa, pastaruosius iš antrosios vietos mėgins išstumti 11 bendrabučio komandą, savo sąskaitoje kol kas turinti 66 taškus, iš kovos dėl prizinių vietų dar neiškrito ir 10 bendrabutis, kol kas turintis 58 taškus, tuo tarpu kitų bendrabučio atstovams tokių šansų praktiškai nebeliko.